ir labai greitai su FM Group pasiekė finansinę nepriklausomybę ir tikrai šią vasarą daug atostogavo. Taigi, labas vakaras, Natalija. Labas vakaras visiems. Ačiū Irmina už pristatymą. Tikiuosi, kad tu ten paklausi žmonių, ar jie girdi visi labai gerai mane, kad aš galėčiau pradėti. Girdi? Ar girdi? Irmina, tu mane girdi? Taip, Natalija, visi girdim. Visi girdit. Tvarkoj, tada aš tiesiog pradėsiu seminarą, nieko turbūt negaišinsim, ar ne, kaip visada. Po to turbūt kaip visada seks atsakymai ir klausimai. Labai tikiuosi sulaukti daug klausimų, nes tikrai, kai daug užduoda klausimų, norisi kuo plačiau atsakyti visus klausimus. Dabar tiesiog, kaip matot, šiandien tema yra tokia, turbūt visiems labai aktuali. Galbūt šiandien daugiau kalbėsiu iš savo patirties, nes tikrai gyvenime yra tekę turėti ir savo verslą, ir būti ir visiškai, kaip aš sakau, finansiškai priklausomai nuo daugelių dalykų. Ir, kaip aš sakau, jau šiandien dienai būti truputuką leisti savo laisviau, ar ne. Todėl norėsiu šiandien pabrėžti galbūt daugiau iš savo prizmės. Galbūt nesiremsiu labai dideliais tokiais knygom, ar ne, perskaitytų knygų tikrai yra labai daug, juose visuose aprašo labai daug nuomonių yra įvairių, bet šiandien galbūt aš pakalbėsiu iš savo bendro supratimo, iš savo bendros praktikos, kas yra buvę man ir tiesiog yra pats kas pagrindinis dalykas, kaip bebūtų ta finansinė nepriklausomybė, turbūt visą laiką prasideda mums, kaip aš sakau, nuo vieno pagrindinio dalyko, kad mes visi turbūt, kad taptumėm nepriklausomi, turim turėti, praktiškai nežinau, galbūt jeigu kas nors paprieštaraus, turim turėti pinigų. Ir jeigu jūs sutiksite galų gale, pačiam gale, galbūt man papriekaištausit, dar tiesiog Irminos noriu truputį paklausti, ar matote mano skaidrės. Nes aš jas jau pradėsiu vartyti, tiesiog Irmina noriu tavęs paklausti, ar matosi skaidrės? Matom, bandyk versti. Tiesiog dabar būtent ir bandau aš jas versti ir kažkodėl man nesiverčia. Galbūt aš tada pabandysiu savaip, kad žmonės matytų, ar ne? Ir galbūt pasakysit, nes kažkodėl nelabai man pavyko tą padaryti, kaip aš žadėjau, bet bandysiu truputį kitaip, nes tiesiog su skaidrėm galbūt pirmą kartą, viskas, padarysiu šitaip. Dabar Irmina, matai sekančią skaidrę? Ar matosi sekantį skaidrę mano? Irmina? Irmina? Natalija, paspausti show my screen. Aš žinau, bet žiūrėk dabar, ar tu matai mano sekančią skaidrę? Sekančią skaidrę ar matai? Taip, saugumas, finansinė laisvė, pasitikėjimas savim. Mums pinigai. Taip, tvarkoju, aš tik noriu pažiūrėti, ar versis, nesiverčia toliau, kas yra, man nevarto. Tas tiesiog, tas dalykas man, kad neverčia skaidrės, būtent aš ir gerai, tiesiog bandysiu truputį kitaip. Ar mane gerai girdite? Ar girdite mane? Girdim. Girdit, Irmina? Norėjau dar kartą paklausti, ar jūs mane girdite. Ar jūs mane girdite, klausiu? Tvarkoj, Natalija, važiuojam. Tvarkoj, girdit, gerai, važiuojam. Nesiverčia man, Mariau, kažkodėl skaidrės, bet aš bandysiu tada savo kažkaip pajėgom, ar ne? Viskas tvarkoj, mes matom antrą skaidrę tavo, jeigu kažkas keisis ar dar kažkas, tai aš to pasakysiu. Tu tiesiog pasakyk, kai skaidrę perverti, jeigu nepertvers, aš pasakysiu, kad kažką tai tvarkom, gerai?
Aha, supratau, nes aš tiesiog verčiu ir man, kaip turėtų verstis, bet nesiverčia. Gerai, šiandien pradedu tada pokalbį, tiesiog kalbėsim, kaip supratot, apie pinigus, ar ne, kurie yra pagrindinės mūsų nepriklausomybė, kad pasiekti finansinę, tai lemia pinigai. Aišku, kaip daugelis galėtų pasakyti, kad ne piniguose laimė, ar ne, bet kai jų nėra, atsiranda labai daug problemų. Turbūt daugelis su manim sutiksit. Bet šiandien situacija yra turbūt galbūt tokia, kad mes visi dirbam ne iš idėjos, bet norime už savo darbą gauti atlygį ir aišku, kad tas atlygis, žinoma, būtų geras, nemažas, kad padengtų mūsų visas išlaidas ir aišku, kad liktų visiems mūsų papildomiems poreikiams, ar ne? Visi norim pailsėti, visi norim ir pramogų, norim ir išvykti, ir pamatyti kažką galbūt, ir įsigyti, ir investuoti ir taip toliau. Bet būtent be pinigų, kaip visi žinot, kad tikrai nieko nebus, ar ne? Tačiau iš tikrųjų daugelis labai sako, man neturiu aš tų pinigų ir man galva neskauda, ar ne? Bet pripažinti niekas nenori, kad mes tiesiog turėdami pinigų galim savo visada užduoti klausimą, ką mes galėtumėm padaryti geriau, turėdami tiek pinigų, kad jaustumėmės gerai. Ir nes pinigai iš tikrųjų turi dvi galias. Jie gali įvilioti mūsų spąstus arba antra, suteikti mums laisvę. Iš tikrųjų, mes daugiau šiandien galbūt ir pakalbėsim apie tą laisvę, apie tą pirmą, kad gali įvilioti mūsų į spąstus ar ne, tai mūsų neliečia, mes geriau būkim nepriklausomi. Ir galbūt pats pirmas, kaip matot, ką mums duotų pinigai, tai saugumą. Turbūt daugelis šiandien aš galbūt pakalbėsiu iš moteriškos pusės, ar ne, tikrai labai prašau, jeigu mane klauso vyrai, neįsižeiskit, kadangi jūs truputį mastot vienaip, moteris masto kitaip, ar ne, moteris galbūt supranta saugumą, kada žino, kad yra pinigų, kad bus išlaikyta šeima, kad aš turėsiu iš ko atgaminti valgyti, ar ne, aprengti ir taip toliau, ar ne. O vyrų galbūt pozicija yra truputį kitokia. Kodėl, tarkim, situacija yra dabar, pasižiūrėkim, seniau būdavo, visais senais laikais būdavo vyrai eina į darbą, o moteris augina vaikus. Ir dabar kažkodėl situacija keičiasi truputį kitaip. Aš nežinau kodėl taip viskas verčiasi, kaip sako, moteris vyriškėja, vyrai moteriškėja, ar ne? Nežinau, kodėl galbūt moteris tiesiog nejaučia saugumo, kai trūksta finansų šeimoje, ar ne? Ir jos tiesiog verčiasi per galvą, kaip tą saugumą pasiekti. Iš tikrųjų, galbūt moteris nežiūri, koks tai bus darbas, nes daugelis vyrų atsirenka darbą, ar ne? Jie nesvarbu, kad jie neturi darbo, bet jie žiūri, koks tai bus atlygis, ar apsimoka eiti dirbti darbą. Ir tiesiog renkasi, ar ne? Aš galbūt tikrai turiu situaciją iš savo pusės, savo giminėje, ir net, kur tikrai matau sveiki jauni vyrai ir kažkodėl neranda darbo. Nesuprantu šito dalyko, kadangi, bet labai teko tikrai padiskutuoti man su savo giminaičiu, sakau, kodėl tu neini, nors ir tuos už 800 už tą minimumą arba už 1200. Jis sako, aš geriau būsiu namie, negu eisiu dirbti už minimumą. O moteriai turbūt yra atvirkštinis variantas. Kad moteris jaustųsi saugiai, jinai ims bet kokį darbą, ar jinai gaus 800, jinai žinos, kad tai yra ateis jie į namus ir kad jinai nors tuom, kaip aš sakau, galės šeimai duoti kažkokią tai saugumą kažkuriam tai laikotarpiu. Todėl kartais taip ir vyksta, kad šiandien dienai moteris ambicingai, daugelis moterų ambicingai eina, palieka vaikus ar ne, ir eina dirbti ir tikrai uždirba nemažus pinigus ir netgi
lenkia savo uždarbių kai kuriuos vyrus. Aš nežinau, kodėl, ar kad moteris tapo ambicingesnės, ar kad jos tiesiog jaučiasi nesaugiai. Aš manau, kad į tą saugumą tiesiog būtų galima patalpinti labai daug tokių dalykų. Tiesiog aš tai matau iš praktikos, iš galbūt savo artimų rato, kaip nereiktų galbūt, kaip būtų, jeigu būtų abipusis toks supratimas, ar ne, kad nors kažkiek, aš galbūt 800, tu 800 jau yra 1600, ar ne? Jau vis tiek yra lengviau negu už 800 visiems. Bet, nežinau, tos ambicijos vis dėlto kažkur yra pasislėpusios. Aišku, vėlgi, tas pasitikėjimas savim, kada mes turim šeimoje pinigų, ar ne, ir prisidedant prie išlaikymo, ar ne, mes daug labiau savim pasitikim. Mes žinom, kad mes galim nors kažkiek prie to prisidėti, ar ne, ir mes žinom, kad jeigu aš galiu tiek, vadinasi, aš galiu galbūt dar daugiau. Aš pasitikiu, ieškau galbūt dar rimtesnio darbo, dar geriau apmokamo darbo, nes kai aš negaliu nieko, ar ne, dar kartais būna kartais, kad mus demotyvuoja pažįstamų ratas, ar ne, kartais mes jau labai dažnai gaunam tokią demotivaciją. Ai, ką tu ten dirbi už 800, ar ne, ką tu ten, tiesiog moteris, kada jinai, demotyvuota, jinai nebepasitikė savim. Praranda pasitikėjimą, tiesiog yra žlugdoma. O kadangi, jeigu moteris siekia karjeros, ar ne, jinai uždirba, jinai pasitikė savim ir jinai tada gali kilt, nes nėra tiesiog niekas taip nedemotyvuoja, ar ne, nesako, kad tu negali, tu nemoki ir taip toliau. Ir aišku, pagrindinis dalykas, ką mums duoda pinigai, tai finansinė laisvė. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, nes žiūrėkit, kaip yra nuo pat mažumos, ar ne? Mes gimstam, mes esam priklausomi nuo tėvų. Kaip bebūtų, tėvai mūsų augina ir kokios jų pajamos, taip mes ir užaugam. Ir ambicingi žmonės, ar ne, kurie auga, ar ne, iki studijų. Mes žinom, kad galbūt tėvai taip yra įpratę, kad mes vaiką turim išleisti studijas, o po to jau baigęs studijas, vaikas jau gali gauti darbą, ar ne, ir išlaikyti pats save. Iš tikrųjų, bet šiandien situacija, žiūrėkit, kokia yra. Vieni, netgi mokydamisi jau mokykloje, randa kažkokio papildomo uždarbio. Kiti studijuodami ieško kažkokio papildomo darbo. Vėlgi, tai čia viskas priklauso nuo mūsų, ko mes norim. Vieniem patinka ir tinka, kad tėvai juos išlaiko, kitiem nepatinka, jie nori finansinės nepriklausomybės nuo tėvų. Ir jie eina, kad galėtų savo rasti tą uždarbį, kad galėtų, neprašyti tėvų, ar ne, man reikia, galbūt aš noriu į filmą nueiti, gal noriu aš nusipirkti kažką, ar ne, jie tiesiog palaipsniui pradeda ieškoti ir siekti tos finansinės laisvės, ar ne. O būna žmonės, kurie tenkinasi tom, pažiūrėkit, baigia tiesiog, kad ir studijas, ar ne, žiūrėkit, jiem dar 20-30 metų, jie kuo puikiausiai gyvena pas tėvus. Tai yra super. Tau nereikia sukti galvos, galbūt maistą pirkti, galbūt, kad ir pačias antro būtinumo prekes, ar ne, viską nuperka tėvai, tu pas juos gyveni. Ir man tai tiesiog tai yra nesuvokiamas dalykas, ar ne, kad tokie žmonės sėdi dar, kaip mes vadinam, tėvam ant pečių. Tai vat būtent ta finansinė laisvė ir yra pas kiekvieną, yra nuo mažens jinai suprantama. Vieniem tai yra priimtina, o kitiem ne. Kiti ir siekia būtent tos laisvės. Aišku, vėlgi sekant, jeigu dalyką paimsim, kartais mes kaip ištekam, ar ne, mes esam finansiškai priklausomos nuo vyrų. Daugelis turbūt yra šiandien dienai ir vėlgi čia yra vėlgi du tokie palyginimai. Vienos patenkintos yra, kad priklausomos nuo vyro, ar ne, o kitos ieško finansinės laisvės nuo vyrų. Vėlgi, todėl kartais tas priklausomas nuo vyrų užblokuoja moterį, jinai negali išreikšti savęs. Tai vėlgi vienas yra iš tokių būdų, kad tikrai šiandien dienai vyrai galėtų būti kai kurie
tikrai labai yra suprantantis, ačiū, aš turiu irgi tokį suprantantį vyrą, tikrai visiems linkiu tokį turėti, bet yra žmonės, kurie žlugdo moterį, žlugdo jos idėjas, todėl kad jie galbūt bijo, kad moteris taps finansiškai nepriklausoma ir galbūt prasidės šeimoje vėl tokie, pas vyrus jau taip yra, kad nuo pat, kaip aš sakiau, senų laikų, nuo pat senovės yra, kad vyras dirba ir uždirba. Bet lyginant, gyvenimas nestovi vietoj ir ekonomika ir visi pasikeitimai vyksta vis dėlto ne atgal, o eina į priekį ir moteris pradeda save daugiau realizuoti, matydamas, kad vis dėlto tai šiandien dienai yra ir leidžiama ir nebe taip galbūt kritikuojama kaip seniau, ar ne, kad kaip tu moteris, tu turi sėdėti prie vaikų, tu turi juos prižiūrėti, tu turi maitinti, tu turi ruošti vakarienę, o ne eiti kažkur dirbti ir taip toliau. Šiandien dienai galbūt ta laisvė, iš tikrųjų lygybė galbūt vyro ir moters yra biški duoda moteriai tos didesnės galimybės. Ir aišku, vienas iš tokių finansinė laisvė ar neduoda, pažiūrėjus truputį dar toliau, ar ne, tas pats paskutinis, nuo ko mes dar esam finansiškai priklausomi, ar ne, tiesiog nuo valstybės, pasirodo, nuo valstybės mes irgi esam priklausomi ir tai tik tai mes pamatom tada, kada jau ateina pensijinis amžius. Jeigu mes per tam tikrą laikotarpį nesuvokiam, kad reikia mums patiems pasirūpinti, kad nebūtų priklausomi nuo valstybės ar ne, mes galų gale suvokiam, kad išėję mes į pensiją, mes būsim priklausomi nuo valstybės, nuo jos padėties, kiek jinai mums duos pragyvenimui ir ar mums to užteks. Šiandien dienai aš turiu tikrai palyginimą, šiandien dienai pas mane gyvena mano mama ir jeigu jinai gauna šiandien pensijos 645 litus, aš neįsivaizduoju, kaip jai vienai iš tikrųjų reiktų už tuos 645 litus pragyventi. Aš net bandžiau net įsivaizduoti. Ir būtent galbūt tie visi aplink, visi susidarę galbūt pavyzdžiai, tikrai mane verčia būti nepriklausoma ir aš tikrai nenoriu, kad, nesakau, kad man yra sunku, kad pas mane mama gyvena, ar ne? Man yra šaunu jai padėti, nes aš turiu ją vieną, aš ją gerbiu, aš ją myliu, bet tikrai niekada nenorėčiau, kad kažkada galbūt vien dėl to, kad man neužtenka mano pensijos, aš gyvenčiau pas savo dukrą arba būčiau dukros išlaikoma. Todėl šiandien dienai aš turiu labai gerą kompaniją, kaip aš sakau, nes apie tą nepriklausomybę galbūt labiau mes kalbėjom, kad MLM, tinklinės rinkodaros, o konkrečiau tai yra FM Group kompanija, kurioje šiandien dieną darbuojuosi. Ir būtent plačiau galbūt ir noriu šiandien pakalbėti apie tai, galbūt bus ir skaidrės mano truputį tokios ir per humorą, ir per tą prizmę, kad jūs suprastumėt, ką mums iš tikrųjų duoda tinklinės marketingas ir kokie jo yra privalumai ir kaip tinkliniam marketingė yra daug paprasčiau ir daug lengviau susikurti finansinę nepriklausomybę, negu dirbant pas darbdavį arba turint savo smulkų verslą. Nes man teko dirbti ir pas darbdavį, ir pačiai būti darbdaviu ar ne, ir dabar čia 3 metai aš esu jau tinkliniai rinkodaroj. Tiesiog dabar galiu taip paeiliui susidėlioti ir palyginti visus tuos dalykus, ką aš turėjau. Ir ką aš dabar turiu ir ko aš neturėjau tada. Tikriausiai visi žinot, kad pas darbdavį, kaip bebūtų, mes turim ateiti laiku į darbą, ar ne, pasirinkti darbą tokį, kokį galbūt mums siūlo darbdavys. Esam labai nuo daug dalykų priklausomi pas darbdavį, ar ne? Turim darbo valandas ir dirbti tokias, kokias priklauso. Tu negali siekti galbūt daugiau, tobulėti daugiau, jeigu pas darbdavį to nereikia. Tu turi padaryti tam tikrą darbą
Ir ar jis tau patinka, ar jis tau nepatinka, čia jau yra ne tavo ribose, ar ne? Tu tiesiog esi, nesakau, kad kaip robotas, ar ne, bet tu tiesiog atlieki tam tikrus veiksmus. Ten galbūt yra tikrai kompanijų, kur tu gali tobulėti, bet yra visada lubos. Yra visada lubos, kad tu nebūsi niekada aukščiau darbdavių. Tai neįmanoma. Tu gali pakilti iki tam tikros tik tais ribos. Ir tai yra labai didelis mažas šansas pakilti ar ne, nes, kaip žinot, Lietuva yra toks švogerių kraštas, kad visi geras vietas eina per giminaičius ir pažįstamus ir nesvarbu, kad tu galbūt dirbtum daug geriau, daug sąžiningiau, bet faktas yra gyvenimas toks, koks yra. Ir tas privalumas dirbti pas darbdavį yra pats minimaliausias. Tai yra žmonėms, kuriem neturi jokių tikslų. Jiem reikia pragyventi šiandien dienai ir jie yra tom patenkinti. Tie, kurie turi ambicijų, kurie turi tikslų, aišku, viskas tvarkoje, jie bando daryti savo verslą. Ta bandžiau ir aš daryti ir kaip atrodo savo versle, jau vis tiek tu esi pats savo šeimininkas, atrodo ir tų pinigėlių turėtum užsidirbti ir tą finansinę laisvę daug lengviau, bet finansinė laisvė, kad ir turi tų pinigų, bet tu turi kitų minusų. Tu pastoviai turi prižiūrėti savo verslą. Tu negali, tarkim, išvažiuoti ir palikti jį be priežiūros. Arba turi būtent tiek patikimas tavo žmogus, bet aš nežinau, smulkiam versle tai yra labai sudėtinga, kad tave pavaduotų kažkas ir darytų taip kaip savo. Žinokit, yra labai retų atvejų, nes iš tikrųjų tuom ir skiriasi būtent smulkus tas verslas nuo būtent MLM kompanijų, nuo tinklinio rinkodaro kompanijose darbo. Nes ten visi žmonės yra, netgi išskaidyčiau į 3 grupės yra žmonės, ar ne, kuriems sakau, kad nesvarbu, kiek tu jiem mokėsi, jis dirbs vis tiek vienodai, nei geriau, nei blogiau. Vieni žmonės tenkinasi aplamai, kad jiems užtenka minimumo ir sėdi toliau, tempia dienas ir laukia šeštadienio, sekmadienio, o kiti žmonės labai skaičiuoja tavo pinigus. Jie nežiūri, ar jiems, kaip pasakyti, ar jie galėtų galbūt susikurti, jie tiesiog skaičiuoja, ištisai skaičiuoja, kiek tu uždirbai, o ne kiek jis galėtų uždirbti ir kur jis galėtų tau uždirbti. Būtent ten tinkliniai rinkodarai šito nėra. Ten kiek tu nori, ten tiek ir gali. Ir dar vienas dalykas, kad dirbant savo versle, tu praktiškai dirbi ten 24 valandas per parą. Kaip tu jį be pastatytum, tu vis tiek, tai, jeigu tu nori, kad jisai būtų gerai pastatytas, kad jis neštų geras pajamas, tu turi sukti pastoviai galvą. Tu ištisai turi galvoti, kaip padaryti geriau, kaip spėti eiti su rinka, eiti su naujovėm, eiti su naujais produktais, jeigu tai yra produktai ar nauja paslauga, kaip tą paslaugą tobulinti. Taip, kai tu tiek laiko dirbi, tai finansai, žinoma, irgi yra, tu tave tenkina, nors ne visada, sakyčiau. Bet tu laikui bėgant pradedi galvoti. Dirbi dėl ko? Atsisuk ir paskui žiūri. Vaikai užaugo, o tu vis tiek negali, ir vaikai pradeda priekaištauti, ar ne, kad tu, negali man skirti laiko, tu negali su manim pabendrauti, ar ne, paskui jau kai pradedi suvokti, ką tu prarandi per tą darbą 24 valandas dirbdamas, tada pradedi galvoti. Galbūt čia aš daugiau kalbu ir iš savo, kaip sakiau, prizmės, bet iš tikrųjų taip yra. Ir aš labai dėkinga gyvenimui, kad aš sutikau savo sponsorių Dailių, ar ne, kuris tikrai atsirado mano kely ir man atvėrė akis į tinklinį rinkodarą.
šiandien dienai aš nematau savo atveju, ar ne, turėdama palyginimą, kad buvau darbdavys, dirbau pas darbdavį ir esu čia, aš nematau geresnio variantų. Nematau. Nes vat ir noriu šiandien pašnekėti, kokie tie, ką mums duoda ta tinklinė rinkodara, visapusiškai aš jau nesakau, kad įdirbis visur reikalingas, už dyką niekur, pinigėlių nemoka, tai čia žinokit jau niekur. Bet pirmoji eilėje žiūrėkit, kiekvienam darbe, jeigu mes esame ambicingi, mes turim savo tikslų ir siekių, mes norim kažko pasiekti, ar ne? Mes padarėm darbą, mes tą darbą išmokom, mes norim kažko daugiau. Ne, būtent melam čia nėra ribų tobulėjimų. Absoliučiai. Dėl ko nėra, galbūt paskui pasiginčysit su manim. Čia tik todėl, kad kiekvieną dieną mes sutinkam skirtingus žmonės. Užduoda skirtingus klausimus. Mes kiekvienam skirtingom klausimui, jeigu jau negalim atsakyti šiandien į tą klausimą, mes grįžtam namo, mes jam ruošiamės. Mes ieškom medžiagos, mes žiūrim, kur mes tai galim gauti. Ir jo labiau tinkliniai rinkodarai taip yra, kad ateina vis naujas produktas. Tu turi jį pažinti, tu turi pristatyti jį vėl per naują išmokti, tu turi žiūrėti į priekį, tu tiesiog tu negali stovėti vietoj. Todėl nenori tu eiti, turi tobulėti, kad tu galėtum sukurti savo gerą komandą. Ir tinkliniai rinkodarai dar yra, esam nepriklausomi. Būtent kaip aš kalbėjau nuo tų dalykų, kad kaip esam pas darbdavį priklausomi, ar ne? Padaryti tą ir tą. Darbo valandos priklausomos, ar ne? Atostogos yra tau irgi vieną kartą į metus priklausomos, ar ne? Čia tinkliniai rinkodarui mes esam nepriklausomi nie nuo ko. Mes žinom, kad yra kompanija, ar ne? Mes žinom jos verslo planą, ten yra viskas sukurta, ten yra, nereikia nieko išradinėti, ar ne? Ir būtent čia mes galim laiko skirti šeimai, čia mes galim susiskirstyti, kiek valandų mes į dieną dirbsim. Tarkim, reikia, šiandien aš padirbau valandą, reikia, rytoj aš dirbu visą dieną. Reikia, aš nedirbu rytoj. Važiuoju, galbūt skiriu kažkam tai šeimai, išvažiuoju į kelionę, ar ne? Ir šią vasarą tikrai man be galo patiko, kad aš galėjau keliauti, bet čia, aišku, eigoje aš jums papasakosiu, kad čia taip nėra, šiandien aš noriu ir tai darau. Čia reikia irgi dirbti, čia reikia padaryti įdirbį. Reikia, netgi, sakyčiau, tas laiko tarpas gali būti nuo 3 iki 5 metų, kada jūs turit savo užsibriežti. Kad tik per šitą laikotarpį jūs galėsite atsakyti savo klausimą, ar jūs esate čia ir ar jūs pasiekėt čia to, dėl ko jūs čia atėjot. Tai padaryti tik tais nepadarysit per pusmetį ar per mėnesį, kadangi, aišku, šiandien dienai labai visi nori greitai ir dabar, bet taip niekur nėra, neradau nei vienos tokios kompanijos arba tokio verslo, kur tai būtų galima. Tiesiog nėra. Ir galbūt šiandien dabar noriu dar palyginti, kad čia irgi yra savo verslas. Savas verslas iš tikrųjų. Nes, žiūrėkit, dabar esam mes, ar ne? Ir pradėdami bet kokį, tarkim, kaip aš minėjau apie tą smulkų verslą, ar ne? Bet kokį verslą pradėdami, mes pirmiausia ieškom biznio partnerių. Ar ne? O biznio partneriai, kaip jūs žinot, pas mus yra komandos nariai. Prieš biznio partnerius galbūt dar praleidau, kad mes ieškom pirmiausia produkto, ar ne? Tai mes turim FM Group kompaniją, kuri turi savo produktą. Nereikia nei investuoti pinigų, tai yra vienas iš privalumų. Žinom, kur įsigyti juos, ar ne? Susirandam biznio partnerių, kuriem pasakom, aš žinau tokią galimybę, gal nori ir tu, ar ne? Paprastai versle smulkiam yra tas pats. Ieškai produkto, kokį prekiausi, ieškai su kuo galbūt dirbsi, galbūt 1, galbūt 3, galbūt 6, ar ne, jeigu investuoji, kartais vienam nepavyksta, investicijų pritrūksta, nes smulkiam versle ar bet kokiam versle reikalinga didžiulė investicija. Ir suradę biznio partnerio, ar ne, kaip aš sakau,
mes ieškom vartotojų, kas tą produktą vartos, ar ne, ieškom pardavėjų, kas jį parduos ir už tai mes gaunam pajamas. Čia, žinokit, yra viskas tas pats, tik žymiai lengviau. Žymiai lengviau. Žiūrėkit, investicijų nereikia. Kompanija yra su geru produktu, ar ne? Biznio partnerių susirandam netgi tokius, kokius mes norim, o ne tokie, kurie turės pinigų, ar ne? Nes čia, kadangi nereikia pajamų, mes galim pasirinkti biznio partnerį. Patinka, nepatinka, ar ne? Tiesiog netgi pardavėjus galim pasirinkti, ar ne? Vieni galbūt norės biznį daryti kartu, galbūt čia irgi išvelgs verslą, kiti galbūt tik tai norės pardavinėti. tą gaminį, mums tik beliks papasakot, ar ne? Arba ieškom vartotojų, kurie norės to. Ir už tai mes gaunam pajamas. Ir jeigu kas norės su manim pasiginčyti, kad čia MLM kompanijai tai nėra verslas, labai norėčiau padiskutuoti. Ir žiūrėkit, kaip ir bet kokioj, palyginkim ar ne, pas darbdavį mes kažko nusipelnėm, mes visada labai norim įvertinimą, ar ne? Padarėm kažką, norim ar premijos, ar to, kaip sako, 13 atlyginimo, ar kad mums tenais pakeltų atlygį, ar dar kažką, ar ne, bet dažniausiai mes nusiviliam, galbūt ačiū pasako, nes už durų tikrai mes žinom, kad laukia šimtai didžiulių specialistų, kurie baigė aukštuosius ir ne vieną ir ne du, ir mes įsikabinę džiaugiamės, ką negavom ir džiaugiamės tuo, ar ne. Būtent dirbant savo versle, mes labiausiai pamirštam tai, ką patys save paskatinti, visą laiką dirbam daugiausia, atlyginimą išsimokam tiek, kiek lieka ir tą patį vėl investuojam, nes reikia pagerinti kažką atnaujinti, kažką padaryti ir žiūrėkit, kad kažką tai savo skirt tikrai mes, nevertinam to. O čia būtent MLM kompanija, ir jeigu dar kompanija yra tikrai gera, rimta kompanija, čia už kiekvieną mažą padarytą darbą, už kiekvieną mažą žingsnelį mes iš karto esame vertinti. Ir tai mums tiesiog, mes negalim stovėti vietoj. Mus priverčia eiti toliau. Aišku, kai tu dar įsigilini į tą marketingo planą, tu negali sustoti. Tu žinai, kad jeigu tu pasieksi, tu iš karto būsi įvertintas. Ir tai duoda mums labai didžiulį tokį pasistumėjimą, ar ne, ir aš čia dėl to noriu visiems ir pasakyti, kad čia jūs būsit netgi nustebinti, gaudami už tam tikrus dalykus, kuriuos galbūt padarėt ir gaunat net nežinodami, ar ne, atlygį, jūs tiesiog būsit nustebinti. Ir dabar būtent čia su tokiu galbūt pajuokavimu aš, ar ne, kaip pasiekti finansinę nepriklausomybę, būtent su FM Group, čia grinai iš mano pastebėjimų bus. Čia iš mano 3 metų darbo praktikos, ką reikia daryti, kokius žingsnelius reikia daryti, kad tą finansinę nepriklausomybę pasiekti, o ta finansinė nepriklausomybė tiesiog yra pradžioje galbūt 3 metų mano, ar ne, kad aš sugalvojau šią vasarą tiesiog tikrai taip man supuolė, kad aš turėjau suplanavus vieną kelionę, 2 įvyko neplanuotos kelionės, galų gale 3 mėnuo atsitiko nelaimė šeimoje, kur reikėjo vėlgi išvažiuoti iš Kauno į Lietuvoje, aišku, į kitą miestą ir ten pagalbą, visiškai praktiškai atsijungti nuo šito darbo, atsijungti dėl galbūt, sakyčiau, daugiau dėl užsakymų, ar ne, padaryti, padėti, bet neatsijungti nuo kompiuterio. Tai yra, kas yra labai smagu būtent MLM sistemoje, kad mes kur bebūtumėm, mes galim palaikyti savo komandą. Mes galim persiūti jiem informaciją, mes galim svarbiausia rasti laiko, padirbėti, ar ne? Bet aš ką pastebėjau, kad tikrai mažai skiriau laiko negu tai, kiek skirdavau iš tikrųjų, aš mačiau, kad finansiškai aš visiškai nenukentėjau. Aš gavau tokį pat atlygį, kaip gaudavau iki šiol. Ir tai, žinokit, reiktų tik tais patiem susikūrus tą didžiulę grupę, tai pamatyti. Nes tai duoda tik MLM. Nes ne visiems atsitinka, kad išvažiuoja visi vienu metu atostogauti, visiems kažkokios tai nelaimės, visiems kažkokie tai išvykos ar ne.
tavo grupėje būna žmonės, kurie dirba, kurie vartoja tą produktą, kurie daro, kurie galbūt net nėra susiplanavę atostogų ir galbūt jie 3 metus jų net neplanavo, ar ne, o aš po 3 metų galiu savo jau tai leisti ir tiesiog finansiškai aš tikrai nepajaučiau jokios skriaudos. Aš esu tuom būtent įsitikinus per šią vasarą. Nes iš tikrųjų dabar būtent ir norėsiu pašnekėti, ką reikia daryti. Kaip žinot, pirmiausia, tai duoti galimybę visiems. Dėl ko duoti, kad gauti. Ir dėl to davimo aš noriu pasakyti vieną tokį dalyką šiandien dienai ir vakar man teko dar kartą įsitikinti, kad ne visi turi tą galimybę. Tiesiog prieš 3 dienas teko turėti susitikimą su, kaip pavyzdys, ar ne, aš visada mėgstu pavyzdžiai sakyti, su mergina, ar ne, kurią mes pakalbinom į savo komandą, o jinai kuo puikiausiai žino šitos kvepalus. Jinai jais kvepinasi, bet pirmiausia, mes, aišku, užduodam klausimą, iš ko jūs įsigijot? Jinai sako, iš Kambariokės. Aš esu studentė, atvažiavusi iš miesto, mes gyvenam bendrabutį ir mano Kambariokė, kaip jinai sako, jinai platina tos kvepalus. Sakau, ir kokią jūs kainą perkat? Ir jūs kaip jau turbūt įsitikinot, kad jinai perka katalogo kainą, bet šiandien dienai jinai jos jau neturi savo klientės, nes jinai nežinojo visiškai galimybės, kad ką čia galima veikti. Jei buvo parduodami, netgi kaip aš sakau, Kambariokė, ar ne, buvo parduodama pilna kaina ir net nebuvo pasakyta nei viena galimybė, ką čia galima daryti. Ir tiesiog būtent, kai mes jai pristatėm, ką čia galima daryti, jūs žinokit, net smagu matyti tokį žmogų, aš net nežinojau, aš kaip noriu, aš kaip tiesiog, aš tą jums ir noriu pasakyti, čia iš tos prizmės, kad duokit galimybę visiems. Duokit, nežiūrėkit į tai, kad jūs šiandien norit uždirbti iš to žmogaus, taip, jūs uždirbote šiandien, bet jūs rytoj neturėsit nei klientų, nei savo grupės vartotojo, nors vartotojo, sakykime. Būtent tą supratimą jūs čia, tinkliniai rinkodarai, turit pabrėžti kiekvienam savo sutiktam žmogui. Ir kas yra svarbiausia čia, tai yra turėti gerą rėmėją ir patiems būti tokiais. Jeigu jūs neturėsit gero rėmėjo, kuris jums padės, kuris jums nurodys, ką daryti, kaip geriau padaryti, nes tikrai kaimynas jums nepasakys, kaip geriau padaryti, tik tai rėmėjas, nes jisai yra suinteresuotas jums padėti būti finansiškai nepriklausomu. Todėl, kad kai jūs įsitikinsit ir išstudijuosit marketingo planą, jūs suprasit, kodėl tai reikia daryti. Nes jeigu jūs norit, kad turėti tokį rėmėją, tai pirmiausia, jūs patys būkit tokie. Atsistokit ir tiesiog pagalvokit, kokio rėmėjo jūs norėtumėte turėti. Ką jis turėtų jums daryti, ką jis turėtų duoti jums, pirmiausia, tokie būkit ir tada norėkit turėti tokį rėmėją. Ir kaip žinot, marketingo planą išstudijavus, mes turim čia užauginti perliukus, o ne pasirašyti žmogų ir palikti jį likimo valiai. Niekada neturėsit čia gero rezultato, jeigu jūs nemokinsit savo žmonių. Jeigu jūs tiesiog nepadėsit jiems pasiekti bent jau tol, kol jie pasakys ačiū, aš dabar esu savarankiškas, aš galiu eiti vienas, aš galiu mokinti savo komandą. Ir čia yra labai svarbu mokėti sutarti su visais žmonėmis. Čia gyvenime sutiksime labai skirtingų žmonių. Įsivaizduokit, jie visi norės, kiekvienas turės savo tikslą, kiekvienas bus pilnas savo ambicijų, kiekvienas turės 100 000 klausimų, į kuriuos jums reikės atsakyti. Ir jūs turit mokėti su jais sutarti. Jūs turit mokėti juos priimti tokius, kokie jie yra, o ne bandyti juos pakeisti, ar ne? Jūs tiesiog turit jiems parodyti ir jie patys turi norėti keistis. Ir jeigu jūs tai sugebėsit padaryti, jūs tada turėsit stiprią komandą, su kuria galėsit žengti drąsiai pirmin, su kuria galėsit ir sakyti, aš dabar važiuoju ilsėtis, nes aš žinau, kad yra stipri komanda, jinai dirbs be manęs, mes tik susirašinėsim. Bet tam reikės
labai daug pasimokyti ir jos išmokinti. Išmokinti tą stiprią komandą. Nes čia be mokslų, bet kokiam darbe, jūs nueisit pas darbdavį, ten irgi reikės mokintis kažkokių savo pareigų, ką reikės ar ne. Čia reikia irgi mokinti. Vienas iš pačių svarbiausių dalykų čia, jeigu jūs pakviesit žmogų ir jo neišmokinsit, kaip žengti tikslingai tuos žingsnelius, jūs vėlgi neturėsit čia sėkmės. Tai yra svarbu. Ir kas yra svarbiausia, visos knygos parašyta, tai kad pirmiausia turite išmokinti duplikuoti. Kokią knygą be paimsit, jeigu gerai ją pastudijuosit, visur yra parašyta, duplikavimas yra tinklinis marketingas. Jeigu jūs neišmokinsit jūsų grupiai žmonių bent iki 5 gylio, jūs nukopijuoti, daryti taip kaip jūs neturėsit rezultatų. Vienas kaip iš pavyzdžių yra taip, jeigu jūs pakvietėte savo pirmą liniją žmogų, ar ne, ir viskas, ir palikot, jūs įvedate į mokymus, sakot, kad yra pamokėlės ir taip toliau, jūs jį turit paimti už rankos ir išmokinti, kad jo žmogus mokėtų daryti taip kaip jis, tas žmogus mokėtų daryti taip kaip aš ir taip iki 4 gylio. Nes kodėl taip įvyksta? Žiūrėkit, jeigu atsitinka taip, kad jūs pakvietėte tą žmogų ir jis po savim pakvietė dar vieną, tas pakvietė dar vieną, bet tų 2 žmonių jis neišmokino kaip duplikuoti. Jis nekvietė jo tik tai parodė, parašė ten po jo žmonės. Ir jis, patarkim, atėjo toks momentas, arba jam nesiseka, jis išėjo, arba jis išvažiavo gyventi kitą šalį, tarkim, ar ne, ar gavo, tiesiog būna taip gyvenime visko, ar ne, kad galbūt nusivylė, nepasisekė, ten neturėjo kantrybės, nusivylė ir taip toliau. Ir viskas, jeigu pirmos linijos žmogus išeina neišmokinę savęs į apačią, viskas, ta struktūra sugriūna. O jeigu jis išmokino 2, 3, 4 gylį ir jis pasitraukė, viskas, 2, 3 gylis savarankiškai gali dirbti, nes jis yra išmokintas duplikuoti. Tinklinis marketingas yra duplikavimo menas ir tai yra pats svarbiausias žingsnis, tikrai patariu visiems atkreipti tai dėmesį. Ir man labai patinka, kad čia jums reikės didelės kantrybės. Dėl ko didelės kantrybės? Todėl, kad vis dėlto čia sėkmė irgi daug ką duoda, ar ne? Vieniem pasiseka po 2 mėnesių, kitiem pasiseka po pusmečio, kitiem po metų, o kitiem tik tais po 2 arba po 3. Ir čia, jeigu jūs turėsit kantrybės, jūs tikrai pasieksit. Galbūt aš sakyčiau, niekada nesakau, kad neįmanoma tinkliniai rinkodarai pasiekti. Visą laiką žmonės galbūt jiems trūksta vieno žingsnio iki to paskutinio laiptelio, kada jau verčiasi ir ta atsiranda sėkmė, jie pabėga, jie išsigąsta arba jiems pritrūksta kantrybės. Pritrūksta kantrybės, jie tiesiog arba gali būti taip, kad neturi galbūt ir pagalbos. Tai vėlgi mes turim visą taip apsvarstyti, kad tas žmogus visada jumis pasitikėtų ir visada turėtų iš jūsų pagalbos, ar ne? Ir jeigu net aš galiu pasakyti, kad aš visada sakau savo, aš esu nepaprastai kantri, bet su viena sąlyga. Kad galų gale vis tiek gausiu tai, ko aš noriu, tą finansinę nepriklausomybę. Ir jeigu jūs užsibriešit tą, pasisemsit kantrybės, aš manau, kad tą finansinę nepriklausomybę tikrai jūs pasieksit. O kodėl kartais būna žmonės būtent ir nepasiekia ar ne to, todėl kad jie ilgai stebi iš šono ar ne. Kol jūs, kaip aš sakau, nebūkit tai stebėtojais, o veikit. Veikit, nes tikrai aš ir savo rate sutinku labai daug žmonių. Daryk tu, o mes pažiūrėsim. Tol, kol jie žiūri, o aš jau darau, jie tiesiog, suprantat, praranda labai daug. Čia laikas irgi yra brangus, kada tu iš šalies žiūri, ar ne, ir tas žmogus, kuris jau pasiekęs labai aukščiau, ar ne, tu arba bijai jau prie jo eiti, nes tu sakai, aš jau pavėlavau, ar ne, arba tiesiog savo turi pasakyti, kad, matai, tas padarė, ar ne, gal ir man reikia pabandyti. Tas pavyzdys, jūs turite savo veiksmais visą tai parodyti. Ir aišku, kad su jumis eitų žmonės, jūs turite plėsti savo žinias, ar ne, lavinti jas,
nes iš tikrųjų, jeigu jūs netobulėsit, nelavinsit savo, neplėsit žinių, nesimokysit, nes čia pastoviai tinklinio marketinge tikrai nėra taip, kad tu išmokai kažką ar ne ir jau viskas, ir daugiau nereikės. Čia reikia ir paskaityti knygas, nes kuo toliau pas tave atsiranda galbūt daugiau finansų, ar ne, tu tiesiog turi net skaityti, kaip tuos finansus neprarast, galbūt reikia jau kažkur investuoti, galbūt reikia kažkaip juos paskirstyti. Ir kuo toliau tu turi pradėti skaityti daug įdomesnės knygas, daug platesnės knygas, neskaitant apie tai, kad pačius elementariausius dalykus susipažinti ir galų galiai iš kur tie kvepalai atsiranda, ar ne, va, tuos visus. Bet, žinokit, vienas iš tokių dalykų, galbūt 3 metus irgi, kai atsidėjau tinkliniai rinkodarai, buvo taip, kad jaučiau truputį išsekimą galbūt va šią vasarą, ar ne? Tai tikrai, man tas sekantis skaidrė, aš tikrai labai noriu jums palinkėti, kad nepamirškit pamylėti ir save, žinokit, skirkit laiko savo. Nes vis dėlto mums reikia atsigauti, mums reikia pasisemti naujų idėjų, pasisemti energijos, kad eitų su mumis žmonės. Jeigu mes eisim visiškai jau, suprantat, kviesti žmonės arba dirbsim su komanda, išsekę, žinokit, neis paskui mumis žmonės. Žmonės eina paskui žmonės, kurie skleidžia gerą energiją, pas kuriuos yra gera nuotaika, ar ne, ir su šypsena. Tiesiog žmonės eina paskui laimingų žmonės, o ne paskui, kurie, kad ir galbūt finansiškai jie yra stiprus, ar ne, galbūt ir finansiškai uždirba, bet jie emociškai yra pavargę. Jie nepakrauna kitų žmonių. Nu ir kas, kad tu rodai, kad tu uždirbi pinigų, ar ne? Bet tas žmogus pamatęs jūsų būseną, kad jūs dėl tų pinigų visiškai vos net ten sveikatą esat praradę, jis sakys, aš visai nenoriu ten tiek daug tų pinigų, kad atrodyčiau taip. Todėl tas irgi yra labai, labai svarbu. Ir aišku, emocijų aš jums noriu palinkėti ir pabaigai noriu visiems paskaityti vieną tokią citatą. Galbūt ir naujokam, ir visiems kitiem labai moterims noriu parekomenduoti dar kartą perskaityti knygą, ar ne, kur rašo turtinga moteris, ar ne, apie finansinę nepriklausomybę. Čia galbūt moteriška knyga, bet labai gera. Kim Kiyosaki, valdyk savo pinigus, valdyk savo gyvenimą. Tai yra labai faina. Ir viena iš Barbara Sher tokia citata pabaigai. Savo gyvenime jūs bet kada galite išmokti naujų dalykų, jeigu tik sutinkate būti naujoku. Jeigu jūs tikrai pamėgsite būti naujoku, prieš jūs atsivers visas pasaulis. Todėl visiems šiandien dienai mane klausysiams, aš noriu palinkėti būti nepriklausomais ir patiems valdyti savo gyvenimą. Ir ačiū visiems už dėmesį ir tikiu visiems linkiu gerų emocijų ir gero pasisekimo su FM Group kompanija. Ačiū.